Jei norite ilgiau maistą išlaikyti šviežią, laikykite jį dubenėliuose su sandariais dangteliais. Taip pat tokie dubenėliai puikiai tiks ir maistą kažkur tai pasiimti su savim, nes tai yra visiškai sandaru. Kažkur tai nuvykus galėsite paprasčiausiai atitengti dangtelį ir maistą juose serviruoti. Ant mano stalo štai tokie klasikiniai Tupperware dubenėliai. Jų nėra Tupperware kataloge, bet juos rasite gegužės brošiūroje ir juos galima įsigyti keliais variantais. Čia yra litras, 1,4 litro ir 1,9 litro. Galima įsigyti štai šitus du ir štai šitą atskirai, arba galima įsigyti visą didelį rinkinį, dar daugiau sutaupant. Visų dubenėlių skersmuo yra vienodas, tai jeigu dangteliai apsikeis vietomis, tikrai uždengsite vieną ir kitą kitų. Dugnas yra šiek tiek siauresnis negu viršus ir jie yra tik tai skirtingo aukščio. Visi uždaromi štai tokių minkštų dangtelių, todėl užsidaro visiškai sandariai, korpusas jų yra kietas. Medžiaga, kaip ir visų Tupperware dubenėlių, yra be jokių toksinių priedų, be jokių minkštiklių, be kadmio, be polivinilchlorido, taigi galite būti saugus, kad sudėję maistą iš tai tokį dubenėlį, valgysite tik maistą nepapildytą kažkokiom nereikalingom medžiagom. Kaip tas dubenėlis užsidaro, to aš tai čia jums parodysiu, kadangi lankstus dangtelis, tai labai paprasta uždaryti. Dedat va taip dangtelį, aplinkui apvažiuojat ir išleidžiat orą. Viskas, dubenėlis uždarytas visiškai sandariai. Galite arba laikyti čia litve, arba pasiimti su savim, arba padėti su kažkokiais, pavyzdžiui, džiovintais grybais į spintelę. Taigi ką juose laikyti? Ogi viską. Gal tai bus sriuba supilta, gal tai bus mišrainė, gal tai bus marinuojama varškė, marinuojama mėsa, gal tai bus varškė, gal tai uogos kažkokios sudėtos, na žodžiu. Ką jau turi, tą puikiausiai galite ir susidėti, arba vykstant į gamtą, gal čia bus šašlykai, gal čia bus mišrainė, o čia gal koks sūris papjaustytas su dešra ir tik tai gamtoje viską savo patogiai galėsite suserviruoti ir skaniai savo suvalgyti. Kai dubenėlių nenaudojat, tiesa, jie atlaiko iki 90 laipsnių temperatūrą ir juos galite dėti pakankamai karštą maistą, bet jo negalite uždengti štai šitų dangtelių, nes dangtelis netinkamas uždaryti karštą maistui. Tai sudedam, palaukiam, kol atvės ir tada uždengiam ir dedam į šaldytuvą arba vežame. Mikrobangiai jie netinkami naudoti, nes mikrobangiai skirtas dubenėlis, indas ir medžiaga turi atlaikyti iki 120 laipsnių minimum, šitie atlaiko iki 90 ir dangtelis jų turi būti nesandarus arba turėti viršuje štai tokį vožtuvą. Tai štai šitų dubenėlių mikrobangiai nenaudokite. Kai jūs juos nenaudojate, jie labai patogiai susėda vienas į kitą, kadangi jų apačia yra šiek tiek siauresnė negu viršus, todėl jie va štai šitaip sulenda vienas į kitą, aš visada dedu apačioje mažiausią ir paskui didesnį ir va štai šitaip dangtelius galima padėti po apačią arba dėti kažkur tai šone. Iš tiesų labai patogus dubenėliai. Mes labai senai turėjom juos pardavime, nesenai turėjom šiek tiek mažesnius ir jie buvo labai populiarūs, o dabar turim štai šitus didesnius, tai labai džiaugiuosi ir rekomenduoju visiems įsigyti. Jų kiekis ribotas, tai jeigu domina, paskubėkit, rašykit ir tikrai galėsite pasinaudoti pasiūlymu. Štai tokie šaunūs dubenėliai. Rekomenduoju.